Sveiki. Tai šiandien skaičiau Morkaus 14 skyrių apie tai, kaip Jėzus buvo teismo taryboje. Ir mąsčiau apie tai, kad Jėzus pasirinko ten būti. Jis pasirinko būti suimtas, jis pasirinko būti teismo taryboje, visai kaip kaltinamas ir šmeižiamas. Jisai tą pasirinko sąmoningai dėl mūsų. Ir pagalvojau, kad jeigu netidžiai skaitant šitą istoriją, tai gali atrodyti, kad Jėzus buvo priverstas. Tai jisai buvo prievarta suimtas, prievarta pastatytas prieš aukščiausiusius kunigus, kurie norėjo kad jis būtų nubaustas mirtimi. Galima būtų žiūrėti Jėzų kaip į silpną, kuris negalėjo apsiginti. Arba galima žiūrėti Jėzų į tą, kuris buvo pakankamai stiprus, kad pasirinktų paaukoti save dėl kitų. Ir man labai užstrigo 60 ir 61 eilutės ir 62 Morkaus 14 skyriaus, kur sakoma: Tad vyriausiasis kunigas atsistojo viduryje, paklausė Jėzų: Tu nieko neatsakai į šitų žmonių kaltinimus? Tačiau jis tylėjo ir nieko neatsakė. Tad tuomet vyriausiasis kunigas vėl įklausė: Ar tu esi Mesijas, šlovingojo sūnus? Jėzus jam atsakė: Taip, aš esu. Ir jūs dar pamatysite žmogaus sūnų sėdinti visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Tada vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužius, šaukdamas: Kam dar mums liudytojai? Ir kai skaičiau šitas eilutes, pagalvojau apie kelis dalykus, kad pirmas, tai Jėzus visiškai nejautė jokio noro teisintis, kas reiškia, kad jisai neturėjo jokios puikybės. Ir jis buvo visiškai saugus savo identitete, tame, kuo jis buvo. Dėl to tie kaltimai ir nelipo prie jo, kabutėse nelipo. Čia dar anksčiau rašo 56 eilutė, kad nors daugelis melagingai liudijo prieš jį, tačiau jų liudimai nesutapo. Tai Jėzus nesiteisino, nebandė įtikinėti kažkaip kitų. Bet kai vyriausiasis kunigas paklausė jį: Ar tu esi Mesijas, šlovingojo sūnus? Jėzus nebetylėjo. Jisai tarsi specialiai sąmoningai save pakišo. Jisai atsakė taip, taip, kaip jisai žinojo, kad jį pasmerks mirti. Bet vėlgi, jisai tai padarė nesiteisindamas ar nebandydamas kažką įrodyti, bet tiesiog būdamas visiškai saugiu tame, kuo jis yra, ir to neįsižadėdamas, kad ir ką tai jam kainuos. Ir tai jam kainavo gyvybę. Pasakyti, kad taip aš esu, ir jūs dar pamatysite žmogaus sūnų sėdinti visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Tai kitaip sakant, Jėzus neturėjo jokios puikybės ir neturėjo visiškai to people pleasing noro ar geno, ar kaip čia pavadinti. Jis nenorėjo, nesistengė ir nenorėjo ir iš vis neturėjo poreikio įtikti žmonėms. Ir kai paskaičiau 62 eilutę, kuris ir pasako, kas jis toks yra, aiškiai tiesiai šviesiai, tai man priminė Jono 10 skyriaus 18 eilutę, kur sako, kur Jėzus sako, nuo 17 paskaitysiu: Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas netima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę ją vėl atsiimti. Tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo tėvo. Tai Jėzus sako, niekas netima iš manęs mano gyvybės,
bet aš pats laisvai atiduodu. Ir tas labai aiškiai matosi šitam pokalbyje tarp vyriausiojo kunigo ir Jėzaus, kad jisai pats save kabutėse vos nepakišo. Jisai galėjo ir toliau tylėti ir galbūt jį būtų paleidę. Nes kaip ir sako, kad melagingai daug kas liudijo, bet liudimai nesutapo. Bet jisai pats pasirinko pasakyti tokį dalyką, kuris vedė jį į nukryžiavimą. Ir aš mąsčiau, kaip tai iš dalies turėjo būti sunku, kai tu žinai, kad tu turi visą galią, visą iškalbą ir viskas tavo rankose, kad galėtum išvengti šito dalyko, šitos bausmės, bet tu pasirenki tuo nepasinaudoti, nes tai nėra pagal Dievo valią ir nesiremtų Dievo principais, nes Dievo principais yra būti ištikimu jam ir daryti viską jo šloviai. Ir šiuo atžvilgiu jo šloviai buvo Kristaus nukryžiavimas. Bet kiek mums labai reikia numirti savo ir savo savanaudiškumui, norą įtikti žmonėms ar išgelbėti savo kailį, kaip labai reikia man būti mirusiam savo, kad galėtume drąsiai kalbėti Dievo žodžius, nesijaudindami dėl jokių pasiekmių. Nors skaitau Bibliją jau ilgą laiką ir dažnai, manęs vis tiek nenustojo stebinti Jėzaus charakteris. Ir tikiuosi, kad ir nenusto stebinti. Ir tikiuosi, kad man visada bus įdomu jį pažinti vis giliau ir giliau, ir Dievas vis daugiau ir daugiau atskleidžia, koks jisai nuostabus. Ir kviečiu ir jūs tą daryti. Suprantat, kad Jėzus buvo Dievas kūne, kad galima dėti lygybės ženklą tarp Jėzaus žodžio ir Dievo žodžio. Noriu pakviesti jūs tyrinėti šitas istorijas ir Jėzaus charakterį ir gilintis į tai, koks jis yra. Nes, manau, žiūrėdami jį, juo gerėdamėsi ir mes patys atsinaujinam. Kaip kažkur panašiai Paulius ir sakė, bet nebepacituosiu. Tai tiek gal šiandien iš manęs.